Pradėsim 3 dienų ekspediciją kajakais. Tai viskas ir ne pagal planą, ir vėluojant, ir vakar visokių čia nuotykių turėjom, bet žodžiu, šokam į kajakus ir viską papasakosiu ant vandens. Žodžiu, pirminis planas buvo biški kitoks, daugiau kilometrų, kitas atstumas, kita upė, upės raunesnė, bet galiausiai gavos, kad praradom vieną dieną, tai greitai pakeitėm į kitą. Šį kartą plaukiam Šventąją ir dalim Neries, nuo Ukmergės į Kauną. Ką, nusimatė 3 dienas plaukti, žvejoti ir pakempinti. Tai įdomu žiūrėjimo. Šiaip ganėtinai srauni upė atrodo, tikėjomės lėtesnės, bet tas gerai, galėsim daugiau pažvejoti ir daugiau pasroviui plaukti. Jo, sukepsim, tai irgi jaučiu neblogai, nes saulė jaučiu, o kojų nepasitepėm, bent jau rankas, pečius. Rytoj oras net toks džiuginantis nusimatom, tai irgi žiūrėsim, naktį lietaus turėtumėm gauti. Žodžiu, pradžia faina, o kaip eisis toliau, pamatysim. Šiaip šapalam sakė šitie. Labai mėgstami, pasiėmiau irgi kelias spalvas, vieną tokią natūralesnę, kitą auksinę. Pirmas ešerukas. Darimas vyko. Ai ne! Šapalioks. Gerai, gerai. Ramus. Vos kablys neįsisegė. Šapalioka! Kaip įdomu, tokia srauni upė, kad vėjas pučia prieš srovę ir vis tiek neša labai greitai. Visiškai, va, atrodo, nieko nedarau, pažiūrėkit, kaip greitai juda medžiai už manęs. Oi, kaip šitas geras, dar įsijum. Sėdim, žvejojam. Plaukite biškį toliau. Na, žodžiu, liuks labai. Irgi? Nice! Net įsigandau. Pirmas išlipimas po kiek? Po 4 valandų kokių, ne? Apie 4 valandą. Susiradom šiaip ne taip vietelę kažkokią, matau čia ir staliukas ir atsisėst yra. O, pandrėžiukas. Ir ne vienas. O, gerai. Maisto bagažas. Maistas dabar. Man atrodo, neparodžiau, kaip čia susetapinam viską. Tai Dovydas savo daiktus čia. Čia tokius utilities visus. Mano ten visi daiktai. Kadangi ant priekio nėra gumų. Tai čia vanduo ir mėsa, žodžiu. Per ruodą. Apsideginai. Pliamų jau ir taip nudegęs. Nejauti jau. Šilta. Baisu, žinok, kažkaip nesuprantu, kas čia daras. Tiek žvejojam, atrodo. Po vieną šapalioką tikrai. Nedaug liko, mamų, 50 metrų, 49, 48. Beveik 9, kempo dar neradom. Praplaukėm porą tokių gerų, bet atrodė mums dar per anksti stoti. O po to nei vieno, nei kažkokių tokių, kad sustojimai būtų, kad matytus kokią lūžavietę kas nors. Nieko. Visiškai apaugę krantai. Dar tikimės, plaukiam, ieškom, bet... Nu vietos... čia kokie... Bet tai kokios čia bangos, iš kur čia? Kokia čia srovė? Brolytė. Eina šį.
kaip ryškiau batą, galvoju, tikrai versimės jau čia. Iki kulniukų vandens. Bliam, ką daryt? Ką žemėlapį rodo? Metelių rėvo. O metelių rėvo. Prikolinas, tai krioklys, kai purų užlėkė. Granai pajakavom. Tik 2 metai į priekį bangos. Nežinau, ką daryti, nes čia nieko kitaip. Nu ką, šiaip ne taip suradom kažkokią viečikę, jau stojom bele kur į krūmynus, ėjom biškį į miškelį, bet laužiukas yra. Tai kažkaip, kas svarbiausia, rytoj žada rytinį neblogą lietų, tai... Tai kur ta audra? Nebėra, kažkada tai biškį pagraudė. Net nelieja, man atrodo. Kaip įsiraityti tik tai iš čia. Dabar irgi klausimas. Tai neskrepas gubernacijos. Draibegą naudojau kaip pagalę, taip va tokį tantukų gulėjom. Čia vakar lauželį biškį šildė dar mus, bet tikrai nebuvo nei šalta, nei nieko. O šiaip tai ką, biškį kieta, bet ant kito šonelio apsivertė ir gerai. Svarbiausia, kavutės turim. O vat, atėjom per tokius krūmynus. Vakar prisidilginom kojų čia normaliai. Žodžiu, vakar iš tikrųjų nuplaukėm beveik visą tą atstumą, kurį planavom nuplaukti per 2 dienas, tai žiūrėsim kaip šiandien visai netoli keli kilometrai iki Neries. Bandysim anksčiau aišku stovyklavietės šiandien ieškot, bet gali būt, kad gal visą maršrutą įveiksim per šiandien dieną. Gerą rytą. Pagaunat ką nors? Ko noriu, nelabai. Viena nebloga O, nu kam? Įplaukiam į Nerį. Šiandien vėjas dar didžiulis, bet pasižiūrėsim kaip tas srovė. Ar mus neš, ar reikės pavargti. Ne, šapalas. Pats seniai judėjai buvo 1,3, dabar 3 turi, nu tai... Grubiai. Bėgo, bet, nu tai jau, žinok, taip ten įstrigęs. Ai, nesmagiai, nu bet ką. O, čia vėl kažką. Visiškai, pabėgo. Sėdėjau meškę tiesiog užmetęs, palei srovę laukiau Dovydą ir ešeriukas buvo užkibęs. Bet kol jungau kamerą filmuot, pabėgo. O taip va, visiškai užmetęs meškę, laukiau Dovydą ir užkibo. Žodžiu, iškarpčiau tą šapalą, ištraukiau masalas, neįtys primečiau į vandenį. Aha. Tai va, priekį tau kaip primečiau. Pero čia šapalą paleidau, imtų iš meškerės, kelt žuvis ir. Tai teka daug, tai jis ten taip palaida, žinai, buvo, tai va, čia praeina. Jį žiaunu. Pirštų per žiaunu apačią, apatinis nešmės skambinė. Tada atkabinau nuo karabino, žilkę ištraukiau. Rumbas! Vobleriuko. Pabėgo. Ką lydeką pagavai, ar ne? Dar šapalas. Žvildekas. Ir vakar vieną šapalą. Su mane ką 2 šapalai, 2 ešeriukai. Vieną atsilieku. Vieną šapalą. Ir tada lūžo Dovydo meškerė, tad likusią atstumą parplaukėm be jokio video užbaigimo.